Raketų mokslas yra tik tai dalis šitos programos. Tai likusi dalis yra su dalykais, kurie lieka Žemės atmosferoje susijusi. Tai šita studijų programa ypatinga tuo, kad apjungia tiek aviaciją, tiek kosmosą ir yra labai plati apimtis, ko gali dirbti šitą programą baigę specialistai. Tai turime tiek pavyzdžių aukštas pareigas užimančių karinėse oro pajėgose karininkų, kurie pas mus baigė šitą programą, tiek žmonių, kurie nueina dirbti į kosmoso pramonę ir surinkinėti, kurti nano palydovus, tiek žmonių, kurie lieka dirbti pačioje aviacijoje arba projektuojančiose pareigose arba net ir vadovaujančiose pareigose. Ir taip pat šiuo metu labai sparčiai auganti Lietuvoje bepiločių orlaivių pramonė ir taip pat yra žmonių, kurie nueina dirbti ten. Šita pramonė didelė ir tikrai specialistų paklausa yra. Yra tikrai, kam leidžia suprasti, kad aviacija yra tai, kas tikrai jiems įdomu ir kad tikrai tas sritis, kurioje nori dirbti. Tas sritis vis tiek turi tokios savyje kažkiek ir romantikos gal nuo senų laikų ir ne visiems gal jinai, sakykime, patraukia, bet tikrai yra nemaža dalis tų entuziastų, fanatikų ir kartais pats nežinai, kad toks esi ir gali netikėtai sužinoti.